Rytas chebra. Karoče, vakar jau norėjau padaryti šitą video, bet kadangi bandžiau padaryti anas video kelias savaitės, tai padarysiu anas. Taip, reklamuoju. Bet žiūrėkit, chebra, aš nieko neuždirbu iš šitą, bent jau kol kas. Kaip neuždirbu? Uždirbu, ką aš įdedu ir ką aš padarau, už tą išdirbu. Bet už tai, kad aš čia reklamuoju, man nieko nemoka. Ką noriu pasakyti, skubus pranešimas, kas nori, karoče, yra va, užrakini, dabar jau 360 dienų užrakini savo pinigus ir gauni 0,4%. Kasdien galite išsijungti, jeigu minimalus išsiėmimas yra $25 ir compoundingas yra minimalus $20. Ką chebra čia daro, tai jie daro liquidity, kaip aš jums rodžiau jau aną dieną. Rodžiau ir aną dieną ir mano partijas chebra. Bet yra mano partija beveik, matėt, buvo virš 500, iki 380, atrodo, žiūrėjau minus, normaliai. Bet tie $5 išdarijo, matėt. Jau biškį pakryta buvo virš $5, bet kadangi koinsas nuvertėja, tai biškį ir sumažėjo mūsų pajamos. Bet doleriai nesikeičia kaina, tai buvo 2,50, tai yra niekur jau nedinasi, galiu bet kada paimti. Bet va čia va, matot, pasikeitė, buvo vakar 100 centų, dabar jau 300. Gerai, bet tokiu atveju, ką šitie žmonės daro, jie daro tai už jum nereikia niekas tau dėlioti visokių pūlų. Ir jie mus dažniausiai duoda 0,33% per dieną. Kiek jie paskaičiavo, ten gaunasi palaukti. 0,33 per 360 dienų. Gaunasi 118% metiniai ir tiek mokesčio. Mes tiek galim uždirbti ir mes tiek galim mokėti. Tai yra realu, aš pats esu kelias pūlus padaręs taip, bet esmė tokia, kad jūs turi visą laiką stebėti, visą laiką taip daryti ir visą laiką svarbieti. Aš neturiu tam laiką, dėl to man yra paprasčiau dirbti senais ir jie už manį dirba. Šiuo momentu jie moka, dabar 0,4% per 360 dienų. Tai jeigu 144%, taip, čia yra ne kosmosas, taip, čia užsirakina. Yra ten daugiau galimybių, galima būtų parduoti jūsų pūlą, jeigu norėsite anksčiau išeiti. Įdedat į marketą, kaip sakant, kaip į Facebooką marketą įdedat, norint parduoti savo poziciją, galite kažkiek pigiau paleisti, ten $10 ir jums kažkas norės uždirbti tos $10, nupirks iš jūsų tą poziciją, jūs gausit pinigus atgal, kai nupirks. Ką aš noriu pasakyti, kad čia lygia, karoče, vieną dieną, vieną parą lygia, karoče. Kas nori investuoti didesniais procentais, moka dabar šio momentu. Tai gerai, ką jums reikėtų daryti, tiesiog negaliu daug rekomenduoti, tiesiog turėsite atsidaryti kažkokią tai išorinę piniginę, kaip Rapid, MetaMask ar kažką panašaus. Teka dar dadėti biškį video, žiūrėkit, va čia va jie turi tas piniginės, kurias jie naudoja, galite
bet kurią iš jų, jeigu turite ten pinigų doleriais, ten doleriais viskas dedasi, visas tas piniginės, visas programėlės jie naudoja. Va. Čia jų yra daugiau. Tai jeigu tai nesidėsi ir nemaginti, tai instaliuotis MetaMaskas. Yra YouTube galite įsirašyti MetaMask. Gal kai kada vėliau, net nežinau lietuvių kalboje, ar yra instaliavimas ir išsaugojimas MetaMask'e. Gal reikėtų pažiūrėti, ar yra. Kol kas to neplanuoju daryti, tai kas rasti. Gerai, chebra. Turi daug piniginių, kurias naudojat, kuriomis galite prisidėti. Čia nebus centralizuota birža, kai jūs pervedat už rakinės, čia jūs įsidedat savo pinigus, jūs rakinės su savo piniginė, savo kodais ir klausime, kaip instaliuoti MetaMask ar panašiai, čia tik tokiems gal žmonėms, nes tie, kur nemoka tai daryti, tai bus labai sudėtinga ir aš neturiu nei laiko, nei noro kol kas tai mokinti daryti. Tada jums geriau eiti į kitokias, pavyzdžiui, Elvexas arba Valitry yra paprastesnių įvedimų projektai. Gerai, chebra. $144 moka. Junkitės, dar turi 24 valandas, 25 beveik pataisyti. Nu tai va, aš uždirbau nuo vakar, tai kadangi aš, man čia biški kažkas tai įsilaginau, negaliu įsijungti savo kompiuterį, tai man reikės bandyti Dogger my baby. Ai, va, gerai, tai. Turim. Taip, inflacija praėjo. To kompą negaliu daryti video, nes neturiu kameros. Va, jau žiūrėkit, 2 centus uždirbam kol čia per kilogramą ir kai susipurs daugiau pinigų, tai va, turim, ir čia va $24 įkrita man į sąskaitą, ir jie dirbinai viską ir aš dažnai laukiu tokių akcijų ir tik tada dedu. Bet esu įdėjus ir 0,30. Aš jau pats asmeniškai esu metai tik šitam projektui ir va čia dabar buvo akcija, 7 dienas davė, kas nori investuoti, 0,4%, nes suvėja meta jiems gimtadienį. Tokią progą jie padarė tokią akciją. Buvo dalykinė irgi pirma akcija 0,4%. Gerai, chebra. Paka Finans, galite parašyti Google, jeigu išmes. Aš pabandysiu įdėti linką, jeigu norit. Aš jokių referalų čia negaunu, nes jie ten tik tai 3 didžiausi investuotojai, tik didžiausi tik tai gauna ten tos referalinės sistemos laimėjimo būdu. Referalų čia beveik neveikia. Gerai, chebra. Davai.